Labą dieną, vaikai. Taigi, turim šiandien su jumis jau antrą susitikimą ir jau su manim susipažinot. Aš dar su jumis nesusipažinau, bet dar susipažinsim. Taigi, ką mes šiandien veiksim? Šiandien bus šiek tiek jau įdomiau, ne aš viena šnekėsiu, bet mes kartu bandysim nufilmuoti video. Tai koks video aš jau esu nufilmavus ir mes bandysim jį pakartoti. Tai aš manau, visų pirma, mes galim tiesiog peržiūrėti visą video, kad jūs suprastumėte, apie ką mes čia filmuosim. Čia tokie video kaip juoko formai ir kaip ir žadėjau, tai kaip mane prašė, kad vieną video padaryti su veidu, tai va čia dabar pirmas tas video. Kitas susitikimas bus video, kai filmuosim visiškai be veido. Nes gal kažkas iš jūsų tiesiog nenori ten save filmuoti ar kas. Tai va šiandien pirmą video filmuojam su veidu. Tai gerai, leisiu jums peržiūrėti visą video. Seni, girdi? Dabargi bus ilgoji pertrauka. Varom valgyt? Aš ką tik apie tai pagalvojau. Jau žiauriai valgyt noriu. Žiauriai tikiuosi, kad šiandien bus koks nors Kyivo kotletas. Bet ne kaip vakar žuvienė. Bet reikės paprašyti mokytojas, kad jinai anksčiau mus išleistų šiek tiek. Kad eilėj nestovėt. Seni, nepaleisime anksčiau. Pameni, kas buvo praeitą kartą? Kokia jinai pikta buvo, dar užlaikė mus 10 minučių. Bet jinai praeitą kartą neišleido dėl to, kad jinai buvo pikta. Tu pažiūrėk, jinai šiandien iš pirmą kartą kompą įjungė. Pažiūrėk, kaip laiminga stovi. Gerai, o kada prašysim? Tai žiūrėk, liko 3 minutės iki pabaigos. Tai to jinai dabar šnekėt ir paprašom. Reikia bandyti laimę. Tai toks mūsų video ir dėliosim viską pasakosiu pailiui, kaip jį nufilmuot. Tai šiaip šitas video susideda iš 9 kadrų, man rodos. Tai visų pirma, ką mes matom čia? Mes matom, kad nėra jokių stipriai pašalinių daiktų. Kas yra? Čia yra klasė, čia yra 2 draugai, 2 draugės, kurios nori per ilgą pertrauką eiti valgyti. Čia kiekvieną dieną mokykloje tik apie tai ir kad dažniausiai galvojam. Ir vyksta pokalbis pamokos metu. Ir, kaip sakiau, nėra pašalinių stipriai daiktų. Tai yra sąsiuvinys, yra kažkoks pieštukas, nežinau, rašiklis, nes mes parodom ale, kad mes esame mokykloje. Tai jūs pasistengit irgi taip parodyti, kad kažką turit ant stalo, kaip knygos, nežinau, kuprinė kažkur ten kaba, ar striukė kažkokia guli, ar kažkas. Tenkitės, kad nebūtų jokių pašalinių daiktų, tokių kaip, jūs kaip filmuojat namie, aišku, ten kambarį gali būti, nežinau, kažkokie žaislai gulėt, megztinis kažkoks, ten, nežinau, žmogus gal, brolis, sesė, ten fone kažkur guli, kad nebūtų tokių dalykų, jo. Tenkitės, kad būtų kuo mažiau kažkokių pašalinių daiktų. Ir pradėsim filmuoti pirmą kadrą. Taip, dar matot, kad yra įsivaizduojamas tas pirmas draugas iš vienos pusės filmuojamas ir antras draugas iš kitos pusės filmuojamas. Tai nedarykit tokios bėdos, kad nefilmuokit ten pirmas kadras iš šitos pusės, po to mes paėmėm telefoną į kitą pusę. Iš kitos pusės čia antras kadras, po to vėl grįžtam prie pirmo draugo. Tai čia trečias kadras, nereikia tokių bairių. Mes padarysim žymiai lengviau, aš manau, šiaip dauguma iš jūs žino, kaip žymiai lengviau padaryti, tai aš nieko naujo nepasakysiu, bet mes filmuosim iškart iš vienos pusės visus kadrus, po to iš kitos pusės visus kadrus, tiesiog viską pasudėsim, sudėliosim paeiliui ir išeisim visas video. Wow! Gerai, pirmas mūsų video, tai yra kadras, bus koks. Seni, girdi? Dabargi bus ilgoji pertrauka. Varom valgyt? Taip, ten sėdi pamokoj, pavyzdžiui, jūs taip, sėdi pamokoj, ten mokytoja kažką šneka, jūs galvojat, čia tokia, opa, prisiminat, taigi valgyt eisim. Ir tu prašai, sakai ten draugai, seni, varysim valgyt dabar. Tai galit pasakyti kažkaip kitaip, kaip jūs, pavyzdžiui, mokykloje sakote, nežinau, ten kažkaip, bet kaip kitaip, sako, baigsis pamoka, gal varysim pavalgyt, kažkas ten, žinot, galit pakeisti, aišku. Ir žiūrėkit, pasirinkit pusę, į kurią jūs žiūrėsit, ne į kamerą, jokių būdų ne į kamerą. Jūs žiūrit į draugo pusę, įsivaizduojat, kad draugas sėdi šalia,
žiūrit į draugo pusę ir sakot, esi valgyti po pamokos? Ar galite pasakyti, kaip aš pasakiau čia šitam video? Ir viskas, pirmas kadras sustoja. Aišku, jūs čia visiems kadram, kur filmuosit, ir pirmam ir paskutiniam, kaip bus, jūs jį pastatysit telefoną, taip, pastatot telefoną, su pirštu įjungėt, ten kažkur atsisėdat, pradėt kalbėt, po to pasakėt, ateinat su pirštu išjungėt. Tai viską tai mes turėsim apkarpyti, nes pas mane tokio nėra, nes čia yra viskas apkarpyta. Aišku, kai filmuojat, nekarpykit iš karto po kiekvieno kadro, nufilmuokit visus kadrus, tai po to viską nukarpysim. Tai pirmą kadrą matot, važiuojam prie kito kadro. Antras kadras, mama, čia draugas atsako, mes jį paliekam, mes telefonas kaip stovėjo vienoje vietoje, taip ir stovi toliau, mes filmuosim trečią kadrą. Tik apie tai pagalvojau, jau žiauriai valgyt noriu. Va šitą, taip, iš tos pačios pusės viskas tas pats. Svarbiausia prisiminkit, ką jūs sakėt, kad pirmam kadre jūs nesakėt tai, jūs galite savo kažkur užrašyti visą tą scenarijų, kad nepamiršt, ką sakyt. Ten draugas atsakė, trečias kadras. Žiauriai tikiuosi, kad šiandien bus koks nors Kijevo kotletas. Nu va. Matot, trečią kadrą, tas pats, absoliučiai viskas tas pats. Paspaudžiat play, nefilmuojat, viskas. Jūs galite taip pat pasakyti, man, aišku, būtų žymiai įdomiau, jeigu jūs kažką gal savo įvestumėt, kažkokius žodžius, kažkokius kitas frazės visiškai galite padaryti. Nes kai susitiksim gyvai, bus žymiai įdomiau taip peržiūrėt ir aš galėsiu kažkokias gal klaidas jums pasakyti, nes vis tiek, jeigu, jūs galite daryti kaip aš, aišku, darykit, for fun, kodėl ne. Bet galite kažką savo sakyti. Aš čia pasakiau, kad žiūriu tikiuosi, kad bus Kijevo kotletas. Nes aš tai pavyzdžiui žiūriu mėgstu Kijevo kotletą, o mokyklai Kijevo kotletas pas mane būdavo labai retai. Tai pas mane kartą gal 3 mėnesius. Tai va, tai galite pasakyti bet kas kito, ką jūs norit, kad būtų mokykla. Taip, kažkokia, gal žinau, pizza, nežinau, kad ledai pas mane kažkada mokykloje ledai būdavo, pas mane. Čia, žinom, skonio reikalas, taip? Aišku, draugas dabar atsako. Bet ne kaip vakar žuvienė. Oi, vakar žuvienė, kas valgo žuvienė. Aišku, kažkas gal iš jūsų mėgsta žuvienė, aš taip, pavyzdžiui, ne. Ir taip, irgi tą kadrą mes kitą paliekam, nes čia visiškai kitas rakursas. Telefonas kaip stovėjo vietai, taip ir stovi, važiuojam toliau. Bet reikės paprašyti mokytojas, kad jinai anksčiau mus išleistų šiek tiek. Kad eilėj nestovėt. Jo. Daugumas mokyklos problema, kad stovi eilėj ir į valgykloje pavalgyti ten. Ateinat, nežinau, baigėsi pamoka, ten po minutės ateinat, kai baigėsi pamoka, ten, nežinau, 5 žmonių tu stovi ten pertrauką 2-3 minučių, tu 2-5 minutės eilėj stovi, kol užsakai, dabar mes, jo, čia yra, nežinau, gal ne pas visus taip, bet šiaip pas daugumą taip yra. Ir bando susitart, kad gal paklaus pas mokytoją, gal mokytoją išleis anksčiau, mus tai ne visi išleisdavo, gal pas jūsų išleidžia, mus šiaip išleisdavo, bet ne visada. Tai taip, tai čia pasakot, reikės prašyti, kad mūsų anksčiau išleistų, kad nestovėtų eilėj, irgi galite pakeisti kitus žodžius, šiaip galite net esmę pakeisti, kodėlgi ne. Čia mano taip kaip pavyzdinis video, jūs galite kažkaip taip pasakyti, kažką pakeisti. Aš tiesiog jums sakau, kaip tai nufilmuoti, kaip tai sakyti. Tai gerai. Čia, man atrodo, trečias kadras iš šito rakurso. Irgi, pastatot, pasakot, okei, važiuojam toliau. Seni, nepaleisime anksčiau. Pameni, kas buvo praeitą kartą? Kokia jinai pikta buvo, dar užlaikė mus 10 minučių. Bet... Vėl, tas kadras, ten draugas atsakė, kad mus užlaikė. Aišku, jūs galite pasirašyti, kad prisimint, kas ant po ko sako. Ir čia, man atrodo, 4 kadras. Ir koks ten buvo kadras? Bet jinai praeitą kartą neišleido dėl to, kad jinai buvo pikta. Tu pažiūrėk, jinai šiandien iš pirmą kartą kompą įjungė. Pažiūrėk, kaip laiminga stovi. Ir jo, 4 kadras toks, bet jau pradedi vos nepyktis. Pyktis paėma, kad negali susitart. Ir per pamoką, bet, taip tyliau, po to bet. Ten, nežinau, pažiūrėk, kokia šiandien gera, ten pas mane, tai, pavyzdžiui, mokytojai kompą niekad negalėjo įjungti mokyklą, nei viena. Tai jeigu būdavo iš pirmo kartą įjungdavo kompą, tai mokytoja buvo taip laiminga, kad pamoką galėjo net nevesti.
nes jinai kompiuterį įjungi, wow. Tai čia tas pats, aš, pavyzdžiui, iš savo laikų mokyklos aš sakau, kad pažiūrėkite, kompą įjungi, come on, čia kokia laiminga. Pas gali būti kažkas kito, pažiūrėkite ten, nežinau, kad gali būti ten gėlės, jei padaunoja, žiūrėk, kokia laiminga. Nu, bet kaip, jūs galite irgi pakeisti. Gerai, važiuojam toliau. Nu gerai, o kada prašysim? Tai žiūrėk, liko 3 minutės iki pabaigos. Tai to jinai dabar šnekėt ir paprašom. Nu reikia bandyti laimę. Tai čia jau paskutinis kadras iš šito rakurso. Ir kažką ten įsivaizduojam, kad draugas atsakė ir jūs sakot, nu va, ten liko ten porą minučių iki pabaigos. Dabar palaukim, kol jinai pasakys, ten nešnekės, kad nepertraukinėt ją. Ir paprašom. Galit kažkaip paįvairinti, galit kažką daugiau pasakyti iš savo pusės, kai jūs filmuosit, pagalvokit, kuo įvairesnių bus video, to bus įdomiau ir man, ir jums žiūrėt. Ir viskas. Aš šito rakurso baigėsi ir mes esam nufilmavę 5 tos kadrus iš šito rakurso, viskas juos paliekam. Nieko su jais visiškai nedarom. Grįžtam į pradžią ir žiūrim iš kitos pusės. Tai ką sako draugas. Tai čia buvo pirmas kadras, kas sako tas pirmas draugas. Seniai, girdi? Dabargi bus ilgoji pertrauka. Varom valgyt? Va. Taip, čia mūsų pirmas kadras iš kito rakurso. Tai žiūrėkit, jūs, pavyzdžiui, filmavot šito rakurso pirmą draugą, tai turit būtinai perkelt čia. Jo ir žiūrėt jau į šitą pusę. Kad būtų tas kontrastas, kad jūs su draugu, jūs nebusit čia ir po to neatsikinėsit į tą pačią pusę. Jūs esate čia, draugas yra čia, arba ten atvirkščiai, nėra skirtumo, visiškai iš jokios pusės jūs pradėsit. Ir jūs atsakote į draugo klausimus. Tai, pavyzdžiui, pirmo draugo klausimas, kad einam ar varysim valgyt, tai draugas atsako. Ką tik apie tai pagalvojau, jau žiauriai valgyt noriu. Aš ką tik apie tai pagalvojau, žiauriai valgyt noriu. Tai dažniausiai per pamokas tu nori valgyti. Come on, visi nori valgyti per pamokas. Ir atsakai, jau taip noriu valgyti. Nu ką, irgi, keiskit žodžius, keiskit kažkaip jūsų fantaziją, aš lauksiu jūsų fantazijos, keiskit. Tai irgi, nufilmavom pirmą kadrą. Jeigu nepamenat, kas buvo po to, vat, pavyzdžiui, po to eina šitas vėl kadras. Žiauriai tikiuosi, kad šiandien bus koks nors Kyivo kotletas. Jeigu nepamenat, kas buvo, nueinat, pažiūrėt, ką jūs nufilmavot, prisimenat, aha, iš šitą klausimą aš turiu atsakyti, nes negali būti tai, kad aš čia pasakau vieną klausimą ar vieną ten sakinį, o jūs sakot, kitas draugas sako visiškai kitą sakinį ir visiškai ne apie tai. Ne, jūs logiškai viskas turi susidėliot ir čia sako, aš jau įtikiuosi, kad bus Kyivo kotletas, pas jūs ten gali būti, nežinau, bet kas kitas, čipsai kokie nors, nežinau, bet kas. Nu, bet ne kaip vakar žuvienė. Nu jo, vakar vieni, arba ką jūs nemėgsit, pavyzdžiui, kažkas gal nemėgsit, nežinau, kokius sriubos, ar ką, nežinau, kokios cepelinų, gal kažkas nemėgsit, tai kaip vakar cepelinai tai buvo, eik sau. Taip, tai va, važiuojam toliau. Tai čia buvo mūsų antras kadras iš tos pačios pusės, irgi dar patarimas. Jeigu jūs filmuojat iš vieno kadro, taip, tą telefoną, jis kažkur pastatytas, tai stengiatės jo neimti niekur, kad po to, kad tie kadrai būtų iš tos pačios pusės, iš tos pačios padėties. Nes vis tiek matosi, jeigu jūs ten paėmate telefoną ir įsivaizduojat, kad pastatėte tą pačią vietą, tai kažkiek gali skirtis, tai ir tai matysis labai video. Tai stengiatės, jeigu jūs pastatėte telefoną, tai tegul jūs išstovit, paspaudit play, pause, viskas. Gerai, važiuojam toliau. Bet reikės paprašyti mokytojas, kad jinai anksčiau mus išleistų šiek tiek. Nu, kad eilėj nestovėt. Seniai, nepaleisinai anksčiau. Pameni, kas buvo praeitą kartą? Kokia jinai pikta buvo, dar užlaikė mus 10 minučių. Ir, kai seniai, ten draugas pradeda prieštarauti, taigi nepaleisinai mus, taip nejuokau, come on, taigi veda pamoką. Ar ten, praeitą kartą buvo žiauriai pikta, kai mes ten paklausim, ir dar užlaikė mus. Nereikia to klausti nieko. Paįvairinkit, pasakykit, ką norit. Irgi, viskas tas pats, iš tos pačios pusės, tie visi kadrai. Ir man tai bus jau paskutinis kadras. Bet jinai praeitą kartą neišleido dėl to, kad jinai buvo pikta. Tu pažiūrėk, jinai šiandien iš pirmą kartą kompą įjungė. Pažiūrėk, ir laiminga stovi. Nu gerai, o kada prašysim? Nu, visiškai maras video. Gerai, o kada prašysim, ar
Nežinau, galit kažkaip kitaip pasakyti. Tai gerai, nufilmavę visus šitus video, visus šitus kadrus, sakykim taip. Ką darom toliau? Toliau montuoti. Dažniausiai, daugiausiai visi montuoja per ką? CapCut'ą. Taip, standartiškai. Standartiškai montuojama viskas per CapCut'ą. Tuo man įsijungs kompė CapCut'as. Ir jeigu kažkas nežino, kaip tai daryti, tai aš tai bendrai papasakosiu, bet šiaip, man atrodo, jūs turėtumėt apie tai žinoti ir kaip čia viską daryti. Aš tikiuosi, jis man įsijungs. Tai va, jo, taip, projekt. Va, taip, galime importuoti kažką, pavyzdžiui, šitą mūsų video, taip, irgi. Va, čia aš valau, kaip yra kompiuterį, galima montuoti, jeigu jūs filmavo telefonį ir telefonė, ten realiai viskas tas pats. Kas? Jūs turit daug ten kadrų, 9 kadrai. Ką jūs darot? Galite kelti iškart visus kadrus, po to čia viską sudėliosim, nes čia galėsit įdėti kadrą vieną, ten, pavyzdžiui, taip, dar kartą įsivaizduojam, kad čia, pavyzdžiui, 3, įsivaizduojam, kad čia yra 3 skirtingi kadrai, man tiesiog yra jau visas pilnas video, bet pas jūs bus ten 9 kadrai, ir ką, viskas, jūs galite dėlioti vietom, kaip norit, dėliojam vietom, kaip jūs norit, tai ir sudėliojam tą pirmą kadrą į pirmą vietą, antrą kadrą į antrą vietą, trečią kadrą į trečią, ir taip iki galo. Labai svarbu, jau minėjau, kad turi būti apkarpyta ta vieta, kur jūs įjungiat ir išjungiat video. Pasistengit kuo minimaliau palikti tą viduriuką, kur jūs sakot, kad nebūtų jokios, irgi gali būti, kad jūs įjungiat startas, atsisėdat, dar po to pagalvojat, kas ten nori pasakyti, ir tokia, prisiminut, ir pradėt sakyti, tai viskas, ką jūs, viską turit apkarpyti. Kad pradžia jau iškart būtų nuo to, kad, pas mane pradžia taip, matot, yra. Aš specialiai palikau tą tylą, kad sėdžiu per pamoką, galvoju, irgi, čia toks, galite palikti šitą tikrai, čia yra geras dalykas, taip, čia yra geras dalykas, jeigu jūs šitą paliksit. Bet jeigu jis bus taip, kad nenatūralus, tai toks, kad jūs galvojate, kad pasakys, prisimenu, ką aš filmuoju, čia reikia ten pasidėti, po to pradėti sakyti, tai viską apkarpykit. Galą irgi ir jokių būdų nežiūrim į kamerą. Taip, aš čia galvoju, mąstau, ir čia kažkam sakau, nežiūrim į kamerą. Jūs, aišku, įjungėt, galite pradėti žiūrėti, bet po to, pradedam filmuoti ir viskas. Va, nuo šios dalies, kur aš pradedu filmuoti, šitą dalį aš ir palieku. Tai čia pradžia. Taip, galas irgi, jūs pasakėt, pat vis tiek atsisukat į kamerą, išjungėt, tai tą visą atsisukimą ir išjungimą apkarpam. Apkarpam visiškai, kad jokių būdų šito nebūtų. Kaip apkarpyti, tai čia yra galas apkarpytas, jeigu reikia, čia pradžia apkarpat ir viskas. Ir lieka jums ten tas viduriukas, nieko sunkaus. Ir po to sudėliojat viskas vietom ir kai jūs viską padarot, viršui dešiniam kampe yra export, paspaudėt export, eksportuojas ir visas video įsikelia pas jūs ten telefoną ir kompiuterį. Tai tai kaip ir viskas, nieko nėra sukaupti absoliučiai čia. Jeigu kažkas nepavyks jums, mes per gyvas susitikimus, aš jums viską padėsiu, viską išaiškinsiu, ką iš naujo, jeigu reikės. Mes turėsim visą valandą, kad pašnekėt. Turėkit klausimų tikrai. Dar mes turėsim su jumis trečią susitikimą. Irgi bus, jis pas mane užrašytas yra. Jūs jį pamatysit, ten bus video be veido, bet jis toks, jeigu jums tiesiog mėgstate tokius video filmuoti, tai čia jums kaip pagalba. Aš visus filmuoju video su savo atvaizdu, nes man tai yra žymiai įdomiau, aišku, čia kaip kam. Ir tai mes šiandien baigiam ir tada iki kito susitikimo.